Kaip sudėti du skaičius naudojant Excelio programą? Norint sudėti du skaičius naudojant Excelio programą, reikia susikurti pačiu paprasčiausią formulę. Formulės yra kūrimas tokiu būdu: langelėje, kuriame norime gauti atsakymą, paspaudžiam vieną kartą kairioje pelės mygtuku, spaudžiam lygybės ženklą esantį klaviatūroje, nes visos formulės pradedamos lygybės ženklu Excelio programoje. Tada vieną kartą kairioje pelės mygtuku paspaudžiam ant to langelio, kuris saugo tą skaičių, kurį norime naudoti kaip pirmą šioje operacijoje. Tada klaviatūroje surenkam ženklą. Šiuo atveju mes norim sudėti du skaičius, tai spaudžiam ženklą plius ir vieną kartą kairioje pelės mygtuku paspaudžiam ant antrą langelį, kuris saugo antro skaičiaus reikšmę. Jeigu norim sudėti tik du skaičius, mūsų formulė baigta, reiškia atsakymą gauti spaudžiame Enter klavišą.